Gerą vakarą ar tai dieną, gerbiami alternatyvaus sporto Lietuvoje mėgėjai. Ir su jumis geriausia tokio pobūdžio laida Lietuvoje apie amerikietišką futbolą, tai NFL Lietuva. Esam Taip, jau ir šeštam sezone, Dariau, sarmatos. Esam šeštam sezone, turim antrą laidą ir antrą kartą iš eilės turim tris žmogaliukus, kurie čia šneka apie šį įdomų sportą. Tai aš Mindaugas Bertys, mano kolega, kuris nekantrauja prašnekėti Darius Krasauskas ir trečias žmogaliukas prisijungęs nuo šio sezono praktiškai pilnai, tai Vilius Valatkevičius. Sveiki, broliai. Sveiki. sveiki. Ir aš norėjau įsiterpti pridėdamas, kad tai ne tik tais pirmasis podcastas Lietuvoje apie amerikietišką futbolą, bet pirmasis, o gal net ne pirmasis, bet aš tikiuosi, kad pirmasis podcastas Lietuvoje, kuriame kiekvieną savaitę mes kalbėsime apie Taylor Swift. Tai ir taip bandysime pakelti mūsų klausomumą. Nu tai Kodėl? keliam, vyrai, kas naujo šitoj sferai man papasakokite. Duokite tai va. ataskaitą. Ataskaita, ką, yra tokia, kad vis dar netyla kalbos apie Taylor Swift ir Travis Kelce galimus romantinius santykius. No. Ir šiandien labai laiku prieš įrašant, prieš įrašinėjant šią laidą, pasirodė naujienos, kad Travis Kelce brolis pasirodė vienoje laidoje ir pasakė kai ką. Vėliau, tu geriau prisimeni, ką jis ten pasakė, tai... Jis pasakė, aš pacituosiu, nes video neturim, ar ne? I think it's all 100% true. Tai Jason Kelce sako, suponuoja, kad Taylor Swift, gandai apie Taylor Swift ir Travis Kelce santykius yra tiesa. Man to užtenka, kad aš tikėčiau ir būčiau believeris gyvenimui į priekį. Tai aš tiesą sakant klausiausi to įrašo, tai yra radio laida, jeigu gerai supratau, ir aš klausiausi to įrašo šiek tiek toliau. Tai to jau kalba eina, laidos valdėjas klausė, o tu supranti, kad ką čia pasakai, visi tikės tuo. Nu, tai pajokavo, nu... Iš esmės dabar yra toksai running gag visiems pasakyti, kad taip tai yra teisybė. Ir kas kitas, jeigu ne Travis Kelce brolis, yra toksai toks žaidėjas, toks asmuo, kuriuo gali tikėtis. Nes apie tai juokavo ir Rick Eisen savo šou ir aš manau dar daug ko mes negirdėjome. Bet mums šiais tamsiais laikais tas šviesos spindulys argi nesuteikia to džiaugsmo ir užpildo tuštybės taures. Taip, žinoma. Žinojimas ir tikėjimas, kad tai yra tiesa. Man, ta prasme. Bet tačiau, aš kalbėjau apie šitos gandus su Swiftie. Tai yra Swiftų fanais, Taylor Swift fanais. Ir mintis buvo tokia, o sako, tu žinai, kad čia gali būti taip, kaip ir toksai kerštas. Nes Taylor Swift, kaip nepaslaptis, yra Philadelphia Eagles fanė. Ir jinai gali būti, kad mezga tam tikrą biblinę istoriją. Nuotraukoje, kas taip kitko, jeigu klausėte mūsų podcasto, tai pasiieškokite mūsų įrašų taip pat ir YouTube platformoje. Ir aš čia rodau biblinių motyvų nutapytą paveikslą, kur Samsonas su Delaila. Ir kaip ta istorija visa eina, Samsonas prasitarė Delailai, kurią jisai be galo myli, apie savo silpnybę. Tai kad jo visa tai yra apie savo stiprybę. Tai yra tai, kad jo visa stiprybė yra plaukuose. Ir Delaila jam bemiegant pakviečia savo tarnus ir jo tarnai nukerpa jo plaukus ir taip filistinai pagaliau gali jį užpulti ir suimti. Dabar atkreipkite dėmesį, kaip atrodė Travis Kelce prieš kokį mėnesį ir kaip jis atrodo dabar.
Aha. Šita nuotrauka dar šiek tiek senoka yra, prieš prasidedant sezonui, kai dar nebuvo gandų apie Taylor Swift. Dabar Travis Kelce jau be barzdos ir jau praleido vienas rungtynes. Aš kaip tik norėjau sakyti, kad Kelsio stiprybė tikrai neplaukuose. Taip, bet tai barzdoje, Valančiūno barzdoje, kaip taip sakant. Tai va tokie gandai ir netgi tas pats Kelce broliukai savo laidoje juokavo, kad klausyk, sako, Travisai, tave ignoruoja dėl to, kad vis dar prisimena Super Bowlą praeitų metų. Tai va, tokios linksmos istorijos ir gal ne visai linksmos istorijos apie Travis ir Taylor Swift. Taylor Swift apie šitos gandus kol kas nieko daug nekalba. Ir, bet aš manau, dar mus media pamaitins visą šitą rudenį ir žiemą gandais apie šitą porą. Aš dar norėčiau šautautą duoti, aš nežinau, neatsimenu, kas komentavo rungtynės Chiefsų, bet kai Mahomesas touchdown passą atidavė Kelce, tai ten kažkaip komentatorius sugebėjo įkišti referencą kažkaip Mahomes finds blank space in Travis Kelce. Tai blank space yra viena, ko gero, didžiausių Taylor Swift hitų, tai labai buvo on point, sakyčiau. Tai čia dabar jau visi ten dariusi paruoštukus ir laukia, kol pasakys kažką tai tokio susijusio. Jo. Ja, taip, kokia traumelė atsigydo, ten išeina, ten asesina ant linijos, po to grįžta, shook it off, žaidžia toliau. Ne, bus smagu. Šitas zonas turėtų būti linksmas šito klausimu, tikrai. Tikėkime, šitie gandai dar ilgai nenutils. Bet ir gerai, kad nepatvirtina niekas, nes, geriau, kol tai yra gandų lygiai, tai yra, vis tiek visi svajojam apie, kad tai įvyktų. Tuo tarpu, kiti gandai apie kitą žinomą futbolo žaidėją. Gal šiuo metu netiek sėkminga, nes jo geriausios dienos jau turbūt praeityje. Tai OBJ, Odell Beckham Jr. Susitikinėja su, kažkuris tai iš jūsų man sakėt prieš pabreikint šitas naujienas. Nieko čia breikingo, aš buvau tas gandonešis, tai čia su Kim Kardashian legendinis, sako People's Magazine, kad susitinkinėja. Ne, People's Magazine, tikėt reikia, čia tau ne koks Delfis. Taip. Tai va, gerai, tai va tiek apie svarbiausius dalykus. Apie svarbiausius savaitės dalykus, taip. Taip, o dabar grįžtam prie futbolo. Mažiau svarbių dalykų, taip. Taip, prie mažiau svarbių dalykų. Žmonės ne dėl to įsijungia vis dėlto. Taip, tai va, visi, kas mūsų klausėte dėl Travis Kelce ir Taylor Swift santykių, galite išsijungti mūsų laidą ir sugrįžti pas mus jau po savaitės. Ačiū, buvo malonu visam. Taip. Tai va. O tuo tarpu, ta prasme, gal neinam iš karto prie NFL, nes man neužteko praeitą savaitę kalbų apie NCAA ir apie Deion Sanders, kurio šlovė netyla ir jo komanda Colorado pasiekė jau 3 pergalę iš eilės. Ir ne tik, ir kad žinotumėt, kad kokia asmenybė tai yra, prieš rungtynes buvo toksai apsižodžiavimas tarp Deion Sanders ir Tulo Norvell, tai yra Colorado State treneris, kuris pradėjo ten aiškinti, mane mama tai mokė, kad reikia, kalbant su vyrais, nusimti kepurę ir nusimti akinius. O tuo tarpu, kai jau Deion Sanderso visas imidžas susideda iš to, kad jis visą laiką su akiniais vaikšto ir
ir netgi konferencijas tu užsidėjęs kepuraitę ir akinius kalbat. Nu, kas, nu, manęs nešokiruoja labai, bet vat, Norvelas, nu, panoro prieš rungtynės įgelti Sandersui ir kažkiek tai gal išvesti iš pusiausvyros ar kažkiek tai, bet ar tiesiog pasihypinti pats. Nu, ką manot, ką jums mama sakė? Jums mama sakė, kad su vyrais kalbant negalima akinių nuo saulės dėvėti. Ai, nuo saulės, ar ne, nes aš dabar žiūriu, kadangi... Ne, jūs ten, aš dabar matau jūs abudu. Aš ir su kepurė ir su akiniais abu esu dabar, tai... Nežinau. Tai iš tavęs respekto aš nesulaukiu, nu, tai ką, aš tai nesitikiu labai. Nenusipelnėm dar Dariau, matyt. Ne, nenusipelnėm. Tai va, apie respektą. Respektukas tai toks, kad Deion Sandersas sudarė kontraktą su akinių firma Blenders Eyewear ir per vieną dieną sugeneravo $1,2 milijono už pardavimus. Už tokius akinius, kuriuos matot nuotraukoje tiems, kam čia kalbu apie tos, kas padėtų pažiūrėti. Jo, jeigu nematot, tai jie yra tokie veidrodiniai, aukso spalvos, šiaip labai gražūs akiniai, aš visai norėčiau tokių. Taip, aš irgi atostogų į laidą bandysiu užsisakyti ir gal tada galėčiau būti ir su kepurė, ir su tokiais akiniais, tada būtų respekto 0, bet būčiau kietas kaip Sandersas. Tai va, tai akinių šiuo metu, man atrodo, kai tikrinusi, nebuvo galima nusipirkti, tai galima buvo padaryti pre-order, nu, toks pasisekimas. Man atrodo, žinok, Italijoje aš ten rasiu prie bažnyčių, kur pardavinėja. Apropo, Italijoje yra fabrikas, kuris gamina, nežinau, ten skirtingais skaičiais, ten 80-90% visų fashion brandų akinių. Taip, kad jeigu jūs perkat Gucci, ar jūs perkat Blenders Eyewear, tai yra didžiulis šansas, kad gaminama tame pačiame fabrike. Nu, ir kaina atitinkamai tų akinių Blenders Eyewear nebuvo tokia labai stebuklinga, aš dabar neatsimenu, gal kažkur tai $50-60 už akinius. Nu, tai čia nėra kažkoks tai super duper ekskliuzyvas, bet tai, na, fainas toks hypas. Nu ir ką aš tiems, kurie nežino, kas toksai Deion Sandersas, ir jeigu jūs domitės NFL palyginus neseniai, tai gal nematėte jo žaidimo. Tai yra tikrai neeilinis sportininkas, 2 sportų talentas. Tai yra realiai vienas iš nedaugelio žmonių sėkmingai žaidžiusių tiek NFL, tiek Major League Baseball. Ir kas įdomiausia, taip, buvo daugiau tokių pavyzdžių. Michaelas Jordanas irgi, man atrodo, berods irgi žaidė beisbolą. Jordanas žaidė Minor Leagues. Minor Leagues. Nu, bet buvo tokių NFL žaidėjų, kurie žaidžia beisbolą, bet tai žaidė po NFL karjeros. Nebūtinai, visų pirma, legendinis Bo Jacksonas buvo įspūdingas tiek tame sporte. Nu va, bet tai esmė... Tai vat būtent, mane labiausiai stebina, kad Major League Baseball karjerą jisai pradėjo tais pačiais metais kaip NFL ir praktiškai 12 metų atžaidė beisbolą, 15 ar 16 atžaidė NFL ir per tą laiką 8 kartus buvo išrinktas į Pro Bowl, 2 kartus tapo Super Bowlo čempionu, vienais metais žaidžiamas už San Franciską, po to perėjęs į Dallasą, tuoj pat kitą sezoną laimėjo Super Bowlą su Dallasu. Nu, žodžiu, aišku, ne vien nuo jo tai priklauso, bet tai kokia ryški sporto žvaigždė, tai tais laikais buvo, tai jau pasako. Ir, kaip sakoma, neieškantis žodžio kišeniai asmuo. Aš skaičiau interviu ne su juo, bet apie jį kalbėjo, žodžiu. Tai ten buvo toks atsiliepimas, ne, kas yra toks labai flashy, labai ekstravagantiškas ir panašiai. Bet kaip treneris, jisai, knows his shit. Ta prasme, jisai, kaip sakant, taip aš žiūri ir tai žiūri ir, ta prasme,
nėra viskas čia yra, kad visi jo rezultatai komandos panašiai, kad yra netikėtumas. Net kalba, kad realiai jis tikrai turi šansų ir NFL treneriu kažkada tapti, galbūt netgi gana greitai. Tai, žinai, ten irgi klausimas, ar jam dabar labai rūpia NFL karjerą, nes, jis labai teisingai daro, nedarydamas didelių žingsnius ir jis viskas palaipsniui eina pas jį. Tik baigęs sportą, dar šiek tiek dirbo televizijoje aktyviau, po to įkūrė savo pačio Prime A akademiją, po to treniravo kitoje Triple A akademijoje, 3 ar 4 metus treniravo mokyklos komandą, 3 metus treniravo Jackson State ir nuo šių metų Colorado State. Ką jis padarė, tai irgi susilaukė daug kritikos, bet ir kirčiu daugiau pagarbių atsiliepimų, kad jisai realiai suformavo visą komandą pats. Labai daugiau negu bet kuri komanda Colorado padarė keitimų. Kiti sako, kas čia per nesąmonės, studentų futbole to negali būti, čia jau įstoji, pradedi studijuoti ir žaidži už tą komandą. Na, bet laikai keičiasi. Bet dabar, bet per šitas rungtynės, ten porą jo tų link žaidėjų, kur praeitą savaitę kalbėjom, tą two-way player, neatsimenu, pamiršau vardą, jisai gavo traumą keliom savaitėm ir šiaip dabar, man atrodo, turėtų pasimatyti, ar ta komanda yra for real, ar rezultatai nukentės. Bet, ko gero, iš jų skaičiuosim sezono gale. Tai va, ir dabar, kadangi labai teisingai sakai, kad paaiškės ateinančiomis savaitėmis, nes ateinančiomis savaitėmis Colorado laukia stipresni priešininkai negu iki šiol. Iki šiol mes laimėjo pirmą savaitę prieš TCU, komanda, kuri praeitais metais buvo playoffuose, laimėjo prieš Nebraską, tai nebuvo netikėtumas. Ir šiek tiek buksuodamas per tų papildomus kėlinius laimėjo prieš Colorado State, kas taip pat buvo tikėtasi, kad sutaršys Colorado State žymiai stipriau. O dabar ateina Oregonas ir ateina USC, tai yra atitinkamai 5 ir 10, tiksliau atvirkščiai, Oregonas 10, USC 5 komandos reitinguose. Tai tikrai bus įdomu ir šis sezonas, kaip nekuris kitas, sužadino pas mane tokį susidomėjimą NCAA ir aš visus skatinu irgi pasižiūrėti vienas ar kelias rungtynės, gal ir jis užkabins taip pat. Ir šiaip aš jau paklausiau 10 minučių, galiu ir aš pašnekėti dabar. Tai buvo interviu su Deion Sanders kažkada ne per seniausiai, tai jo paklausė, kad jo kaip patyrusio Hall of Fame defensive backo ir tuo pačiu žmogaus, kuris žaidė MLB beisbolą, sako, kas yra sunkiau, gintis prieš Hall of Fame wide receiverius ar hitinti home runą. Tai žmogus nedvėjodamas pasakė, kad sunkiau yra vis dėlto padaryti home runą beisbolę. Žinai, man nepatyrusiam beisbolė, aš dabar tokią pasakysiu galbūt nepagarbų dalyką, tas home runas yra toksai labai atsitiktinumo reikalas. Nebūtinai, bet man labai patiko, kai Darius sako, kaip nepatyrusiam beisbolė, nes prieš Hall of Fame wide receiverius žiauriai daug patirties turi žaisti. Ne, ta prasme, spectator, aišku, bet tai vis tiek. Suprantam. Gerai, apie beisbolą Mindaugas čia podcastuose daug netviravo, bet kiek aš žinau, jisai taip pat ganėtinai aktyviai paskutiniais metais domisi ir beisbolu, tai gal mes dar sugrįšime prie šitos temos. Amžinatilsį mano Seattle Marineriams. Liūdna tema. O aš dar noriu užsiminti šiek tiek kelias minutės apie pasikeitimus, kas vyksta koledžių futbole. Nes daugiausiai šiais metais labai daug yra kalbų, kad kas darosi su koledžio futbolu, pavyzdžiui, kad Colorado tiek
prisidraftino žaidėjų, tiksliau prisikeitė žaidėjų iš kitų universitetų. Ir šie metai, ko gero, bus paskutiniai, kai bus 5 konferencijos, 5 tokios stiprios pagrindinės konferencijos. PAC 12, tai yra vakarinės pakrantės konferencija, panašu, kad išsiparceliavo. Tai yra 5 komandos perėjo į Big 12, 4 komandos perėjo į Big 12, 4 į Big 10 ir dar porą nukrito į ACC. Tai yra už Atlantic Coast Conference nuo kitų metų žais Kalifornijos ir Stanfordo universitetai. Tai geografiją išmano, tai tiek Stanfordas, tiek Kalifornija yra kiek įmanoma vakaruose ir jie dabar nuo šiol skaitytis kaip Atlantic Coast Conference komanda. Paprastai liaudžiai paaiškinti, kaip Gargždai žaistų Vilniaus rajono lygoj. Arba Dallas žaistų NFC East. Taip. Point taken. Tai va, kaip sakė Stephen A. Smith, is that a trick question? Tai va, ką manot, man iš tolo žiūrint, visas tas koledžio futbolas šiek tiek buvo savo organizacija chaotiškas. Man tai nuo to neskauda, man nuo to tik tai darosi įdomesnis futbolas, jeigu bus viena arba kelios power konferencijos ir vien ją galima bus žiūrėti. Aš minėjau šiek tiek jau prieš laidą, kai kalbėjom, ar ne, aš tų konferencijų, tiesą sakant, nelabai suprantu ten visų principų ir kaip ten kas paskirstė, man net nelabai įdomu, man, tai bet grinai iš tos pusės žiūriu kaip ir tu, kai sakai, kuo stipriau, tasme, kad būtų kuo įdomesnis žaidimas, nes klaš konferencijose ten vis tiek būna pora tokių rimtesnių rungtynių ir tada daug su outsideriais visokiais, kur tavęs ten kriketo rezultatais laimi kažkas, nu tai kuo daugiau close games, nežinau, lietuviškai pasakyti, ne, reguliaraus sezono metu tuo įdomiau, o vis tiek, esmė yra playoffai, ten yra įdomiausia, tai jau ten jau konferencijos, kiek žinau, nelabai žaidžia. Tie playoffai yra šiuo metu iš 4 komandų susideda ir tik nuo kitų metų bus playoffuose 12 komandų. Nu, tada tikrai vienareikšmiškai bus labai įdomus ir labai svarbi dalis, nes dabar kiekvienais metais vis vyksta diskusijos apie tai, kuri komanda turėjo patekti, bet liko už ribos. Nu, bet šiais metais aš tikiuosi, kad už tos ribos liks Alabama ir visai vėl bus. O tu, Dariau, išmanai, kas yra aukščiausiai ten top 4 reitinguojamos dabar komandos? Dabar žinoma, be jokios abejonės, Georgia yra jau 2 kartus laimėję. 2 iš eilės. 2 kartus iš eilės. Nėra toks dažnas įvykis. Ne, nėra toks dažnas įvykis. Ir aišku, Big Ten yra tiek Michigan State, maišau su Michiganu visą laiką, ir Ohio State. Komandos. Ir be to, Alabama niekur nedingo. Dabar tas pats USC yra visai stiprus. Kalbant apie tą pačią PAC 12 konferenciją, tai dabar, konferencija išsiparceliuoja, tai atrodytų, nėra sėkminga konferencija, bet dabar iš 25 AP poll komandų reitinguojamų, daugiausiai komandų yra iš būtent tos PAC 12 konferencijos. Tai, kad visi irgi komentatoriai kalbėjo, nieko ten įdomaus nebus iš PAC 12 ir staiga visos komandos labai stipriai atrodo. Tai vis dar visi bijo to nuspėjamumo koledžio futbolo, bet tai šie metai rodo, kad jisai vis tik nėra toks nuspėjamas ir labai įdomus sezonas laukia. Jo, turėtų būti labai įdomu, kai prasidės išplėsti playoffai, nes aš labiau koledžo krepšinį, ko gero Lietuvoje daug kam labiau žinomas, tai ten
tų netikėtumų pastoviai labai daug būna, tai čia, manau, bus tas pats, labiau, kad yra vienos rungtynės, tai Taip, tikrai taip, taip. favoritų daug kristų. Gerai. Gal Laikas pašnekam atėjo apie kažką įdomaus? apie tai, ką tu turi pasakyti, žodį ar kitą. Tvarkoj, Ne, važiuojam. mes Kas? visgi NFL visgi susirinkom ir tų seisminių įvykių yra tas vienas ir pagrindinis, tai manau vis tiek reikia nuo jo pradėti ir jį baigiai aptart. Tai turėjom traumą, vėlgi didelę traumą, antrą savaitę iš eilės. Tai Nikas Čebas, running back, Cleveland Browns, iškrito visam sezonui. Ir ten epizodas toks buvo, kad net Porano transliacijos režisieriai nusprendė to pakartojimo net nerodyti, ant kiek tai buvo neskanu. Tuo tarpu stadione ten parodė ir visas tas toks nustebimas ir pašišlikštėjimas viename. Visam tas viso stadiono labai, labai gerai girdėjasi. Tai ta proga Clevelandas pasirašė, va dabar trečiadienį vakare Rappaport skelbia, kad Kareem Hunt grįžta į Clevelandą ir bent jau trenerio žodžiais bus antras running backas komandoje po Jerome Ford. Taip. Jų rolės šiek tiek skirsis. Ar ten pirmas, ar ten antras, tai čia nelabai ten svarbu. Ten yra Kareem Huntas visą laiką ten buvo toksai irgi bus gan kaudantis šiek tiek. Running backas, kiek aš prisimenu. Jisai jo, Tai pernai bent o- Čebas beveik o žinai- negaudydavo. Tai va, o ten jeigu bus aiški ten end zone, ten, kad reikės įnešti porą jardų, tai aš manau, kad šviežas Jerome Ford yra geresnis variantas. Tai labai, labai logiškas sprendimas susigrąžinti Kareem Huntą į komandą ir aš manau, kad pasiteisins ir Bet Lauksim, faktas, lauksim. kad bus antras, nes, čia, jeigu klausiu vieną fantasy podcastą, tai ten sakė, kad, Huntas prieš sezoną Clevelandas pasakė, kad jie nori pasilikti Strongą. Fordą, atsiprašau, o ne Huntą ir Huntą vėlysino, tai žiūrėsim. Bet, klausimas dar, ar jie visi sveiki pabaigs sezoną, tai toks jau futbolo dalykas, kad running backai turi savybės iškritinėti smarkiai. Ir, tai va, bet tai sakyk. ne, tai mes ir užsirašę buvom, ar ne, kad temą aptarti, kas apstai su Clevelandu bus ir ką mes manom apie quarterbacką jų legendinį. Nu, bet tas legendinis quarterbackas, kaip sakant, tai vien ir pradėjo rungtynės taip labai smagiai. Tiesiog dabar rodau irgi video įrašą, kaip, pirmas metimas ir staiga iš karto tiesiai į rankas, ne tiesiai į rankas, čia tiesą sakant labai buvo kaltė ir gaudančių receiverių, ne tik tais Deshaun Watsonas. Bet ir visos rungtynės taip, tokios labai kreivos buvo ir kokia ten statistika, aš dabar neprisimenu mintinai, 3 interceptionai buvo, 5 sacks. 5 ar 6 sakai jo buvo. Taip, tai yra, ir po to dar užsidirbo unnecessary roughness, ta prasme, kaip ten buvo, išbėgus jau už ribų, už šalmo ten patempė, jeigu gerai prisimenu. Ir dar šoko. Grįžtant prie to epizodo, kur rodė interception, ten tiesiog paprastoji miskomunikacija, tarptautinių terminų šnekant, nes wide receiveris darė ne in-route, bet nebeatsimenu dabar kaip vadinasi, kai bėgi, sustojo ir atsisukė. O Watsonas tikėjosi, kad bus out-routas ir kad bėgs toliau. Jis metė taip, tarsi bėgtų toliau, o receiveris galvoja, kad jam reikia kurlą daryti. Taip ir gavosi, kad metė į šoną, jis bandė gaudyti, už rankų kliuvo ir tada gynyba į rankas ir pick six.
Bet ne visai netgi tame esmė. Nemažai interceptionų yra miskomunikacija, ar ne? Bet kalbam apie... Ne, nu, bet tiesiog, kad pointas į tai, kad Darius sakė, kad ten maždaug Watsonas visiškai ten kaltas yra toje situacijoje. Ten Ne, tiesiog ta prasme, komandinis kalbė buvo, veiksmas. O kiti, dabar aš dabar nepasakysiu, kiek iš tų 3 interceptionų buvo būtent Watsono kaltė. Bet, nu, ir pats, žinai, pats elgesys, visai ne lyderio vertas elgesys aikštelėje man pasirodė kai kuriuose epizoduose, kai irgi ten buvo netgi sakančių, kad jis, nu, tiesiog buvo nusipelnęs rimtesnės baudos, nes vos nepradėjo pušinti ir stumti teisėją. Jo, beje, šiandien The Athletic portale buvo apie tai straipsnis, kad pernai sezone buvo 2 epizodai, kai išvarė žaidėją už būtent kontaktą su teisėju iš rungtynių. Ir tas NFL komandų stafas, ten anonimiškai, nes aišku negali komentuoti tokių epizodų viešai, sakė, kad tai nebūtų superstaras, jis irgi būtų buvęs išvarytas. Bet aš ką norėjau pasakyti, nekalbant, Watsoną turi didžiulį pilnai garantuotą kontraktą. Praeitą sezoną visi nurašė, kad biški aprūdijęs, nežaidė ilgai ir panašiai, tai niekas nesitikėjo, kad žaisti aukščiausių lygių. Šiemet 2 rungtynės, 4 interceptionai, praeitose buvo 1 touchdownas, šitose nepažiūrėjau, kiek buvo pass touchdownų, bet esmė yra ta, kad vis dar žaidžia prastai. Ir su tokiu kontraktu, iš mano pasižiūrėjau, negalėjo nutikti mielesniam vyrukui negu Watsonas. Tai kas vyksta, man negaila. Bet faktas tas, kad žaidžia tikrai prastai ir nėra kaip nuo to pasislėpti. Nu, mūsų vietiniai fanai Lietuvoje, kurie serga už Cleveland Brownus, jau sako, melčiamės, kad jisai kažkas tai, žinai, sugalvotų vėl įsivelti į legal troubles, kad nereikėtų, kad išlaisvintų mus nuo kontrakto šito. Nes tas kontraktas į ką? Į kur? The direct swapas Watsono su Wilsonu. Jie to nenorėtų. Jie, ta prasme, kas to nenorėtų? Clevelandas, sakai, pakankamai prisikentėjo. Ne. Čia dabar yra tokia situacija, kad visi tie, kurie sakė, kad Seattle'as padarė Wilsoną gerą, dabar tiesiog ten džiugauja, nežinau, šampaną geria kiekvieną savaitę. Netgi su Seanu Paytonu ir tai Denveris yra, gan baisokas šiemet, bet grįžtant prie Watsono, ne? Tai aš iš savo statistikos kampelio, čia vos ne, kas savaitinė rubrika, su Watsonu per pirmąsias 2 savaitės yra štai taip. Žmogus turi 2,81 sekundės metimui, vidutiniškai per dropbacką, per bandymą mesti, tai yra 4. geriausias rezultatas lygiai. 2,66 sekundės iki pressure, kol ateina spaudimas jam iš defensive line ar iš defensive back'o. Tai yra 9. geriausias rezultatas lygoje. Watsono vidutinis metimo atstumas, tai yra A-dot, average depth of target, yra 10,5 yardo, tai yra 2. geriausias lygoje rezultatas. Bet per tą patį, kaip sakant, momentą, Watsonas turi completion percentage over expected, tai yra palyginus su toj situacijoje, kaip vidutinis lygos quarterbackas mestų, jo completion percentage yra 5,8% mažesnis, tai yra 4. blogiausias rezultatas lygoje. Tik tai 40,6% visų jo metimų yra traktuojami kaip labai tikslus, tai yra arba tiesiai receiveriui rankas, arba jeigu receiveris bėga rautą, tai prieš jį, highly accurate throws, yra tik 40%, yra apatinio trečdalio rezultatas.
ką rodo, tarkim, viršutinio trečdalio žaidėjai palyginimui šitoj statistikoje? Highly accurate throws. Nu, tai pavyzdžiui. Tuoj dabar, Virš ką nors 70 pašnekėk, būna, ne? kol aš surasiu statsą. Ką nors makaluok dabar greitai. Arba aš makaluoju ir kažką šneku, kol... Tai gerai, aš tos paprastesnius status, ne advanced, kurie nereikia būtų baigus aukštos matematikos. Tai pirmose rungtynėse 154 jardai, pirmose, kur beje prisiminkim, kad Clevelandas sutriuškino Cincinnati, o antrose, pasižiūrim, week 2, kokie buvo statistika ta paprastoji, Browns. Dabar apsikeičiam vaidmenim, nes aš radau ir tu, kol ieškosi, aš papasakosiu. Pasako. Darom, profesionaliai darom. Tai pirmas pagal šitą highly accurate throw percentage yra, kaip bebūtų keista, tuo Tagovailoa su 66%. Visų metimų jo yra highly accurate. Labai tikslus skaitos pagal metriką. Pats paskutinis lygoje yra Derek Carr, New Orleans Saints, su tik varganais 29%. Tai net Bet daugiau čia negu... iš 2 savaičių yra Taip, imtis. per šitas 2 savaitės. Na, Tai mažoka, sakykime, reikės sugrįžti prie šios Nu, statistikos taip, įpusėjų bet- sezonui. vis tiek mes šnekam apie tai, ką turim dabar, ne? Mes vis tiek diskutuojam apie tai, kad Clevelandas yra 0-2. Antras nuo galo yra Zach Wilson, o Deshaun Watson yra 6 nuo galo, blogiausias rezultatas. Ir kontekstui, kaip tai viskas vyksta su Watsonu, ne? Mes šnekėjau, kad jis turi daug laiko mesti, užtrunka labai ilgai pagal lygos vidurkius, kol ateina iki jo spaudimas, bet per tą laiką jis, ne, mėto ne pačius geriausius metimus, ne? Tai iš tų metimų 71% yra vadinamieji first read percentage. Tai yra, kai meti quarterbackas, jis turi vis tiek savo progresijas vadinamasis, ne? Tai pagal derinį yra numatoma, į kurį iš wide receiverių ar tai endą turi vis tiek kaip pirmą opciją to derinio. Tai Watsonas meta 7 iš 10 metimų būtent į tą pirmą opciją ir tiesiog, status turi gan klaikokus. Nu tai jo, tai čia tada būtent šitas derinys dviejų statistikų, tai ir rodo, kad jis netgi pirmam receiveriui nesugeba pataikyti, ką jis iš pradžių ir ruošiasi mesti. Jo. Jeigu taip, taip žmonių kalba, o ne skaičių kalba pasakius. Šio taip. sezono passer ratingas Watsono yra 69,05. Taigi yra gana žemas. Tai palauk, aš tau dar geresnį papasakosiu. Yra mano mylimas ESPN QBR metrika, kuri ten maždaug visą efektyvumą quarterbacko pagal kelius rodiklius sumuoja ir traukia vidurkį ir po to lygina su tuo, kaip toks quarterbacko pasirodymas maždaug atneštų pergalių procentaliai. Ne, tai pirmas šitoj metrikoje yra Viliaus mylimas Brokas Purdis su 86,6 QBR. Ta prasme, Future Hall of Famer Brokas Purdy. Antras vėja Dakas Prescottas, trečias tuo Tagovailoa, ketvirtas jūsų mylimas, o gal ir ne Jordan Love. Bet Deshaunas Watson... Tokia pavardę. Nežinau. Taip. Tai va, apatinis trejetukas yra Kenny Pickett su varganais 18. Tai yra tik su jo pasirodymais, taip kaip žaidžia iš šiol, tik 18% rungtynių laimėtų komandos. Antras nuo galo yra Justin Fields, apie kurį mes dar pašnekėsime. Laukiau šito klausimo, kaip sakydavo per ragus. O trečias nuo galo yra Deshaun Watson, tik su 29. Tai daugiau negu 2/3 rungtynių su tokiais pasirodymais komandos tiesiog NFL istorijoje praloštų. Su to, kaip žaidžia Deshaunas Watson. Nu, tai va. Išsikeitė, dabar turėkit. Čia Clevelandui, žinutė. Gerai, o važiuojam, apie Justin Fieldą mes įruošiamės. Važiuojam. Ir gal ir ką tiesiog... tu pasiruošiai, Dariau, papasakok liaudžiai. Aš tai nepasiruošiau, čia tu pasiruošiai iš esmės. Aš pasiruošiau, ne, tai aš be abejonės pasiruošiau.
Tai va dėl to aš tau... Mes gavom Aš tik kritikos po pasiruošiau praeito parodyti. podcast'o, kad mes nebuvom pasiruošę. Tai va, taigi. Mūsų pasiruošimas yra iš esmės toks, kad... Palauk, tiesiog... Aha. Tai interviu. Kol Darius ieško medžiagos, tai... Rungtynių, kurias... Tuoj sekundėlę bus medžiaga. Tai žodžiu, medžiaga Dariu, tu yra, ten makalo, kaip interviu. sakė Darius Maskaliūnas, suveik medžiagą, o aš papasakosiu, kas buvo ir beigi nutiko. Tai, kaip jau minėta, Justinui Fieldsui pirmi 2 mačai buvo, artokai katastrofos, bent jau Twitterio komentuotojų pastebėjimais. Ir tikrai žmogus žaidžia žemiau savo galimybių ribos ir buvo ypatingai pastebėta tai, kad žymiai mažiau yra tų vadinamoji design runs, kai specialiai yra derinys atliekamas, kad quarterbackas bėgtų, o ne mestų. Ir daug, aišku, klipų tų iškarpų yra Twitteryje, ypatingai apie tai, kaip Fieldsas atrodo pasimetęs aikštelėje, kad per daug galvoja tam tikrais epizodais, kur galėtų prieš tai pagal tai, kaip žaidė, pavyzdžiui, praeitais metais, kad tiesiog į tą vadinamą open lane, atvirą tarpą tarp gynėjų, tiesiog bėgtų ir nubėgtų, šiemet jis to nedaro. Ir dabar toks vienas iš geresnių momentų buvo tai, kaip jis atsakinėja, kodėl taip vyksta. Tai va, dabar paklausykim šito momento ir galim po to paklausyti. What do you think was causing you to think so much, maybe think too much? Could be, coaching, I think. But, at the end of the day, it makes it, they're doing their job when they're giving me, what to look at, stuff like that. But at the end of the day, I, can't be thinking about that when the game comes. I prepare myself throughout the week, and then when the game comes, it's, it's time to play free at that point. So, just thinking less and, playing more. Tai va. Pirmas atsakymas, kodėl jisai taip nenatūraliai elgėsi, atsakymas, treneriai. Treneriai mane verčia daryti, ką aš darau aikštelėje ir dėl to aš net natūraliai jaučiuosi. Bet čia... Reakcijos. Čia man tai pirma reakcija yra, tu realiai, apšiki savo trenerį, ne, play callerį. Tai žaidėjas, kuriam šiemet, ko gero, yra toksai prove it year, nes, kitą sezoną bus galima kalbėti apie kontrakto pratęsimą. Nežinau, ar verta švaistytis tokiom frazėm. Na, matai, jisai, man tai rodo tiesiog, nebrandumą, nes, jisai Ohio State žaisdamas, jis tikrai atrodė fenomenaliai, nes, ten nėra tokių teklerių, ten nėra tokio tiek pavojaus, grubiai tariant. Ir gali sau leisti ir kartais paimprovizuoti. Ir kai pavyksta tos improvizacijos, tai labai smagu ir fanams, ir tokius prabėgimus gražu žiūrėti. Bet, tiesiog trenerių štabas turi kažkokią kitokią viziją. Ką padaryti iš Justin Fieldo. Ir ta vizija nesutampa. Bet va tą ir turiu omeny, ar ne, kad treneris yra naujas, GM'as yra naujas. Jie šiemet nusprendė, pasiliekam Fieldą, nes jie turėjo pirmą piką, prisiminkim, kurį po to ištreidino. Jie nusprendė pasilikti su Fieldu. Jeigu jie dabar jie turės savo piką, kas tikėtina bus visai aukštas, ir jie turės Carolina piką. Kas panašu, kad irgi gali būti visai aukštas. Ar jie kitą sezoną negali pasakyti, gal mes pabandom pasimti kažkurį iš to quarterbackų draftę. O quarterbackų draftas bus ganėtinai stiprus, kiek kalba specialistai. Taip. Tai man va čia yra, tasme, kad jisai, nebrandžiai elgėsi ir panašiai, čia vien, bet kad jisai, savo karjerą realiai gali tokiom kalbom palaidoti. Nes, ta prasme, jeigu Chicagas su juo nuspręs nebetęsti, kokia komanda jį ims?
kas jį mato kaip future franchise QB. Jis net nėra kažkoks žaidėjas, kurį tu gali pasiimti kaip tą placeholderį, kol tu atsiras geras quarterbackas, ar ne? Man tai jisai tada arba eina į atsarginius, arba jo karjera gali labai pasibaigti. Nu, tai žinai, ten atsarginis gali geriau tinka toks žaidėjas, kuris labai tiksliai daro trenerių nurodymus atlieka. Tas pats Taip. Purdy. Tas pats Purdy yra fenomenalus, geras pavyzdys, kaip galima mažiau talento turint, atliekant nurodymus ir žaidžiant pagal schemą būti žymiai sėkmingesniam negu Justin Fields. Atsiprašau, naudokim pilną vardą Future Hall of Famer, Purdy. Taip, Mindaugas aprūvė dar. Tai, o ką, Mindaugai, tu pats galvoji apie šitą interviu? Nes atneši šitą temą į mūsų pokalbį. Interviu čia yra toks nusivylimas, liaudiškai vadinama frustracija. Nes dabar, kaip ir sakiau, Fieldsas yra visiškai kitoks šiemet. Kokį mes jį matėm praeitais metais, jis kaip tiem žaidžiantiem fantasy buvo vadinamas tuo league winning, quarterback. Kai jisai daug bėgiodavo, atvirai laisvai bėgdavo su kamuoliu, jam būdavo leidžiama tai daryti ir tai daryti būtent tokiam jam, kur jis yra geriausias. Jis nebuvo, nėra ir ko gero niekada nebus labai ten tikslus metikas, kuris ten iš poketo pasuotų visiems išėlės. Jis yra mobilus ir jam tai reikia duoti daryti. Jeigu šiemet to jam anaip tol netiek yra duodama daryti, tai suprantamai žaidėjo pusės, kad jam užknisanti situacija yra. Ir jeigu, kaip jūs sakote, turi tuos pikus ir jis nėra durnas žmogus. Jisai supranta, kad, galbūt netgi konspiracijos teorija, ką tik gimusi mano galvoje prieš 6,5 minutės, kad galbūt netgi būdas yra nusodinti komandą taip, kad gautum tu tą aukštesnį piką ir galiausiai jo atsikratytum. Aš manau, kad jam tai į galvą yra atėję, kaip viena iš galimų opcijų. Ai, kad juo komanda nori atsikratyti? Kad neduoda žaisti taip, kaip jis geriausiai galėtų žaisti pagal savo įgūdžių tą visą paketą. Ir kad galiausiai be jo komanda tęsų su tais aukštais pikais, kaip sakėt, kad yra quarterbackų stipri klasė. Chicago nėra ta komanda, kuri taikytųsi prie quarterbacko, kaip pavyzdžiui, kaip labai gražiai vysto metus iš metų Baltimore. Nes Baltimorės visas irgi tas puolimo strategija apstatyti, tarkim, quarterbacką gerais state endais pirmiausiai, kad jisai turėtų pakankamai gerą ir protection ir pakankamai gerai daug artimų opcijų metimams. Chicago to visai nedaro. Tai arba tu eini taip metais iš metų pasiruoši tobulinti savo quarterbacką ir žaidimą ir komandos komplektacijas taikyti prie jo, arba tiesiog sakai, mūsų treneris taip nusprendė ir bandyk mažiau bėgti, daugiau mėtyti tokius pagal tas schemas, kurias mes tau duodam. Sėdėk, žiūrėk filmą, mokykis play callus. Aš taip. Timoriai iš didelės dalies to, ką jie turi dabar, yra tęstinumas to, ką jie darė, ypatingai general manageris Ozzie Newsome, kuris padraftino Lamarą ir išėjo. Tai yra didelė tęstinumo dalis, nes būtent Newsomas kaip savo ten tą retirement draft padraftino Lamarą, padraftino žaidėjus, kurių reikėtų prie Lamaro ir tiesiog atidavė tuos visas vadžias atidavė tiem, kas ėjo po to. Bears to neturi. Tai nežinau, kiek čia gali būti geras palyginimas šitų dviejų franšizių, nes tas startinė pozicija yra visiškai skirtinga abiejų quarterbackų.
Nu, tai o su Vilius mūsų tiesiog dingo. Vilius kažkiek tai laikinai pasišalino, tikėsimės, kad greit sugrįž. Atsiprašau, grįžtu. Pas mane čia už langų kažkokia avarija panašu įvyko, tai biškai pažvelgiu per langą. Čia policija su mergalkėm ir man atrodo Taip, motociklas. vėliau Kažkas. užsidaryk langus, mums reikia tavęs dar kokį 20-30 minučių. Taip. Grįžau, viskas tvarko. Taip. Gerai. Gerai. Tai va, apie Fieldsą, kaip ir viską pasakėm, ką norėjom. Tavo tema darė, Apie- buvai paruošęs temą, apie kurią aš labai taip nenorėjau. Aš labai tiesiog- aktyviai. Tiesiog ten yra tema, gali būti trumpa, gali būti ilgesnė, atsispiriant nuo rungtynių New England Miami, kur New Englandas pralaimėjo 17-24 ir mano nuomonė tas skirtumas galėjo būti žymiai didesnis, nes visiškai nesiklijavo žaidimas New Englandui. Klausimas labiausiai yra apie šitą veikėją, kurį matote nuotraukoje. Matau, 31 komandos fanai džiaugiasi matydami tokią veido išraišką, vienos komandos fanai nelabai džiaugiasi. Tai yra legendinis Belichick, kuris po rungtynių ir rungtynių metu rodė nepasitenkinimą ne tik savo komandą, bet ir teisėjais. Ir klausimas, praėjo jau 4 metai jau po Tom Brady išėjimo iš New Englando ir ta New Englando komanda tokia tampa kažkokia kaip tenisį vidutiniokė, be šansų kažką tai labai pasiekti. Aš nesutikčiau su tokiu palyginimu, netgi tenisį prieš porą dar metų laimėjo AFC, turėjo first seedą. Tai New Englandui nekvėpė šituo, man atrodo, dar kurį laiką. Tai va, kame ar tikrai Belichickas yra toksai genijus gynybos, toksai, nes ar ten tiesiog tie metai su Tom Brady'u ir buvo vis tik tais Tom Brady'o didžiulis nuopelnas. Nes, ką mes pamatėm iš taktinių sugebėjimų Belichicko šį kartą, tai kaip jisai sugalvojo naują schemą, kaip užblokuoti pantą, jau atsilikinėjant kažkur tai 14 taškų, dviem touchdownais. Tai, nežinau, mano statementas toksai, kad, jau eina į saulėlydį Belichicko karjerą, tai gal ne šiais metais, ne kitais, bet jau manau, kad New Englandui yra laikas daryti tokį complete reload. Belichickui nebėra ko įrodyti jau daugybę metų. Aš nežinau, kiek yra validus šitas pointas. Validus toks... Apie Belichicko jau čia tipo nusižeminimą ir tapimą visiškai tokiu apie nieką trenerių lygoje. Kaip, taip, esmė tame, kad treneriai irgi turi savo aukštus sezonus, kuriuose jie pasiekia aukštumas ir tokius sezonus, kurie jau eina žemyn. Tai čia tas pats klausimas apie Seattle Seahawks trenerį. Kiek jis yra dar turi parako ir kiek jisai dar turi kažką tai įrodyti. Bent jau sugeba jisai prie šoninės linijos gerai pašokinėti ir pašūkauti. Pašūkauti ant teisėjų šį kartą ir Belichickas sugebėjo. Tai ką, tas ant to? Bet Carolas jisai panašu, kad turi daugiau tokio užsidegimo. Belichickas tai daugiau turi pykčio nepasitenkinimo. Bet yra vienas dalykas, kuris man atrodo dar drivina Belichicką, jisai šiuo metu yra 3. tarp visų laikų pelniusių pergalių trenerių. Jisai turi šiuo metu, čia turbūt tikslus, Wikipedia niekada nemeluoja,
duomenys, Nėra jis šiuo metu gyvenime turi meluos. 298 pergalės. Antras yra George Halas, legendinis Čikagos treneris, 318 pergalių, tai yra 20 daugiau, kas yra, 2 neblogi sezonai. Ir pirmas yra Don Shula su 328 pergalėm, tai yra 30 pergalių daugiau. Ir aš irgi esu skaitęs tokių teorijų, kad, Beličikas, kadangi, faktas, kad ego turi nemažą, tai jisai norės žaisti, kol, aplenks bent kažkurį iš jų, arba norėtų, ko gero, abu aplenkti. Kitaip tariant, dar 4 sezonus prognozuoju Beličikui lygai. Aš manau, kad tas čia yra klausimas. Jisai ar pats išeis, atsistatydins, nemanau, ar jie atleis Kraftas, tiesą sakant, irgi nemanau. Tai, kad atleis, tai praktiškai 0 šansų. Tai va, tai New Englandas pasmerkti tokiam vidutiniškiam sezonam, bet, kita vertus vėlgi, ko gero, gali ir pakentėti savo laimėję. Čia aš žinau, kokius 5 sezonus kentėti vartant to. Vat aš dabar galvoju, tik tai čia ar yra su playoffais, ar čia tik reguliaraus sezonas. Amerikoje mėgsta reguliarų sezoną atskirai labai skaičiuoti. Nepasižiūrėjau šito, bet nesmė. Bet aš dar vieną dalyką irgi noriu pasakyti apie Beličiką, kur kai Braidis išėjo, aš tuo metu buvau tokios nuomonės, kad, kokie, nežinau, 55-45 nuopelnų New Englando buvo Beličikas, o Braidžio mažiau šiek tiek. Nes, vis tiek, kaip ten bebūtų, New Englandas beveik visą laiką turėjo fenomenalią gynybą. Braidis išėjo, pirmą ir antrą sezoną jis laimėjo su Tampa Super Bowlą. Tai parodė, kad gali laimėti ir be Beličiko. Beličikas kol kas neparodė, kad gali laimėti be Braidžio. Bet Beličikas antiek yra pats įtikėjęs savo genialumu, ką labai puikiai parodo praeitą sezonas, kai Patricia buvo iš esmės offensive coordinator. Kad jis daro nesąmonės. Bet nėra turbūt nieko pastate, kas jam pasakytų, kad klausyk, Bilai, gal raminkis, jau pradėjo kažkiek rimčiau žiūrėti. Šiemet, atrodo, aš tiek žiūri, bet komanda, tu gero talento trūksta gerokai. Ir tuo labiau divizionas jau pakankamai stiprus. Taip, dabar divizionas toksai, kad ten jau akivaizdžiai. Dabar, Jetsai, ne. Akivaizdžiai paskutinė, sorry. Netgi ir... Jo, net su dabartiniais Jetsais, aš irgi manau, kad... Su dabartiniais Jetsais, ne. New Englandas yra silpniausia komanda šiuo metu. Tai ir be abejonių. Prieš porą metų Beličikui daug davė to pagarbos. Po to, kai Braidis išėjo, jisai su Mac Jonesu, pirmą Mac Jonesu sezoną, man atrodo, baigė 9-7 ar kažkas tokio. Ir pateko į playoffus, tai jo, ir žaidė pirmam ratą, aišku, iškrito, bet tai davė daug jam pagarbos, ne, kaip treneriui, kad Braidžio nebėra, pasiėmė Mac Jonesas, ten beros ar 18 pikas ar kažkas tokio buvo. Ir išėjo į playoffus su juo. Tai tas davė labai Beličikui tokio pasitikėjimo ir jis, manau, dar vis su juo toliau joja ant šito žirgo. Tai va. Tai kad jau šnekam apie senus trenerius, tai galim apie kitą seną trenerį pašnekėti ir epizodą, kuris labai nudžiugino visą amerikietiškąją šalį. Ar ne taip dariau? Ar esi pasiruošęs šitą epizodą? Aš nežinau, ar tą patį turime omenyje. Aha. Bet ten, kiek aš suprantu, ne tiek apie Beličiką, ne tiek apie jūsų trenerį epizodas, kiek apie Gino Smith. Bet treneris ten labai, kur kalbėjom, kad turi dar parako, tai labai... Tai jis ten protestavo taip, kad tarsi gyvenimas jo priklausytų nuo to. Pažiūrėkim epizodą. Ir žodžiai čia labai svarbus jame. The best line I've ever heard out of an official. We'll get to the penalty in a minute. He just told Geno Smith, I'm talking to America. Pete Carroll is livid. Vyrai, kai aš suaugsiu, aš noriu būti toks aktyvus kaip Pete Carroll. Aš dabar norėčiau turėti tiek energijos, kiek jisai turi. Būdamas labai vyresnis. Nuostabu. Tai va. Bet jo, labai linksmas epizodas ir čia man ko gero vienas iš kultinių teisėjų pasakė, I'm talking to America now. Čia turi potencialo tapti meme.
Kur Netrukdyk, kažkadaise Mindaugai, buvo- aš kalbu su Lietuva. Nu, Mane mano paties žaidime nugalėjo. Taigi. Nuo linksmų, kaip pažaisim Zebrą, nuo linksmų epizodų, mačiau linksmų epizodų, bet negalima neužsiminti, įvyko Foxborough tragedija. Patriots rungtynėse buvo muštynėse, žuvo žmogus, žuvo fanas ir, kiek aš mačiau tą epizodą, tai buvo ir tokių brutalesnių muštynių, bet tai aišku neatsiprašymas ir tiesiog visiškai bereikalinga prarasta gyvybė stadione. Kas man priminė šitą visą situaciją, pernai metais buvo toks epizodas, kai New Englando vienas fanas į tokią panašią situaciją, kai jis buvo erzinamas tiesiog prieš jo 2 cm prieš jo nosį buvo šokiami ritualiniai šokiai su pašūkomis, kokia New Englandas yra sakerių komanda. Ir jisai atstovėjo visą šitą laiką ir galiausiai tapo New Englando herojumi. Kraftas jį pakvietė apsilankyti pas save, gavo geriausias vietas kitose rungtynėse. Žodžiu, buvo tikrai labai gražus žestas iš New England Patriots pusės, kuris skatina tokį pagarbų ir gerą elgesį tribūnose. Ir labai gaila, kad žmonės nesimoko. Ir ką aš matau iš socialinės erdvės, tai šiais ir jau praeitais metais vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių video iš to, kaip fanai nedraugiškai vienas su kitu bendrauja rungtynių metu, būtent pačiame stadione. Tai yra tai, kas, jeigu situacija šiek tiek keičiasi ir prieš kokį 10 metų, kai aš pirmą kartą buvau Amerikoje žiūrėti amerikietiško futbolo rungtynių, kaip tik buvo Italijoje, Sicilijoje žuvo fanas futbolo rungtynių metu. Ir amerikiečiai niekaip negalėjo suprasti, kaip gali būti, kad dėl sporto žūsta žmonės. Ir dėl sporto ten, tiek pasiruošia vienas kitą. Ir Amerika važiuoja šiuo metu biškį žemyn šiuo aspektu. Amerika niekada neturi ir neturės ultrakultūros, tą, ką turi Europa, ypatingai futbole. Amerikoje aš manau, kad mano asmeninių suvokimų yra labai didelę dalį daro alkoholis tiesiog rungtynėse. Aš manau, kad tai yra didelė priežastis. Bet šiaip aš šitą dalyką ne vien amerikietiškam futbole pastebėjęs, krepšinėje, NBA irgi iš tų epizodų padaugėjo, kur aš nežinau, ar tai yra kažkoks nebaudžiamumas, ar fanų tas entitlement kažkoks atsirado, kad jie tiesiog pradėjo galvoti, kad jie gali sau leisti per daug ir nieko nebus. Nes NBA, atsimenu, prieš porą sezonų buvo epizodų, kai tiesiog prie žaidėjų pradeda ten, buvo kažkurios, gal tą patį Lebroną, kad ten apmėtė popkornais, kas yra iš vienos pusės nesąmonė, bet tu negali liestis prie žaidėjų, jokio mėtyti kažką, tu gali ten apšerti, atsiprašant, fuckais, rėkti, švilpti, bet yra tam tikros ribos. Tribūnas turbūt tas pats, man vienas iš tų dalykų, kuris, šiek tiek šypsna visą laiką kėlė Amerikos sporte, kad, tu be jokios ten baimės ar panašiai gali su varžovų komandos marškinėliais eiti į stadioną ir nieko nebus, visi sėdi draugiškai ir ten let's go defense, ar ne? O dabar kažkaip paskutiniais metais prasidėjo, kad, muštynės ir jo, čia šiaip nesmagu. Aš Italijos ir tas rungtynės dar kurtumė, man atrodo labai gerai atsimenu, čia man atrodo, kad pirmą kartą aš nuvažiavau į Italiją tą savaitgalį pažiūrėti futbolo ir buvo, kad prie stadiono sėdim, skaitom Gazelą dėl sporto, ten tokiom raidėm užrašyta basta calcio terminato, nes viską atšaukė ir gal 2-3 savaitėm, tai mano buvo pirmasis vizitas pažiūrėti futbolo, nepamačiau nieko. Tai taip ir labai liūdina, bet jo, Amerika galėtų geresnių dalykų pasimti iš kitų šalių ir iš
fanų kultūros, bet panašu, kad nesugeba. Nu, čia labai yra didelė diskusija, čia galima veltis ir grįžti, kaip sakant, ratu link bendro susipriešinimo didėjimo visoje Amerikoje. Ten yra sulik artėjant link Trumpo išrinkimo ir po to išrinkimo gradualiai link dabartinio periodo tas susipriešinimas jis didėja kasmet. Ir kartu sukombinuojant su tuo, ką mes, kaip Viliaus sakė, su tuo sense of entitlement, ne? Kad visur yra social media clout, ne? Dėl to yra daug daroma, kad va, ir tave vis tiek aplinkui visi filmuos, kas ir buvo tame epizode, kad visi aplinkui filmavo ir niekam nebuvo įdomu, kad ten ar padėti ar išskirti tą kovą. Nu, čia toks, nežinau, bendras paveikslas iš daug tokių minimalesnių detalių. Na, jo, tiesa, ir dar tai įsiverčia į tokius dalykus, kaip ir Colorado State žaidėjas, studentas, gavo grasinimų, ta prasme, nužudimų po rungtynių. Irgi, nueina iki tokių visiškai nereikalingų ekstremumų, ką žinau, gal ir anksčiau tokių dalykų buvo ir mažiau reaguodavo į tai, bet... Bet čia šitas dalykas, nelabai įsiplečiant, bet čia yra, man atrodo, irgi social media, man atrodo, didžiuma tų grasinimų uždyti yra per Twitterį, X ar whatever, kad we will kill you, ten rasistiniai žydėjimai labai dažnai Čia visi sportai, visos šalys. Anglijoje tas yra labai futbole populiaru, Italijoje aš net nekalbu. Anglai kažkaip tai turi skūrą užsiauginę. Tokiems dalykams. Jo, tie grasinimai labiau yra tose šalyse, kur yra ta ultrų kultūra, jinai visiškai ta pačiam viršui, ten tokia Graikija, Turkija, Serbija, pavyzdžiui, kur yra ten, kur, jiem visiškai neįdomu. Jie gali ten visiems iš eilės grasinti ir jie nematys tame nieko blogo. Tiesiog tokia kultūra išsivyščius per dešimtmečius futbolo, ypatingai neamerikietiško paprastojo palaikymo kultūros. Tai būtent šito dalyko matyti Amerikoje aš asmeniškai tikrai nenorėčiau, nes Amerikoje yra žymiai didesnė ta leeway, nežinau kaip lietuviškai išversti, amplitudė visų veiksmų, kurie gali nutikti. Nes plus pridėkim tuos stadionėse to nėra, bet tai gali nutikti už stadiono ribų, tie patys ginklai ir kaip sakėte, ne, tas maždaug nesustabdomumas, nebaudžiamumo jausmas, ne, to Europoje yra žymiai mažiau. Ir būtent dėl to aš nenorėčiau, kad tai pereitų link to, nes, pavyzdžiui, buvo ir pirmą savaitę didelės muštynės, ten ir moteris ir vyrai mušasi, dabar aš nebeatsimenu, kurios rungtynėse, bet siunčiau irgi video. Skirtumas kol kas dar yra vis dar, ačiū Dievui, tai, kad tai nėra to organizuotų susirėmimų. Jo. Tai čia yra, ko gero, esminis skirtumas, kaip ką ir pats Mindaugai pabrėžėjai, kad lyginant su ultrų kultūra. Ultrų nereikia Amerikoje. Visi juokiasi paprastai, kad pas juos jų nėra, bet geriau ten jų ir ten nebūtų, manau. Aš tik norėčiau, kad skanduotis pasimtų, miškai įdomesnės. Būtent britiškas skanduotis, kur ten kokį storą pamato tribūnose vaiką ir iš jo juokiasi ir skanduoja. Ne, labiau miškai įdomiau negu Let's Go Defense. Atsimenu dariau, kai Londone žiūrėjom. Taip. Vilius vis ironiškai bandė uždegti aplinkinius, kad skanduoti. Let's go defense. Tai va, ne, daug žodžių reikia mokintis, nes sunku žodžius mokintis. Gerai. Judam prie laidos pabaigos ir aš dar paskutinius 2 segmentus ir kaip klausimus noriu užduoti. 2 savaitės praėjo, turim komandos, kurios dar nelaimėjo nei vienų rungtynių ir kurios iš šių komandų dar turi šansų patekti į playoffus. Pagal statistiką kažkur tai 11
ar 12% tokių komandų patenka į playoffs, tai laikykim, kad viena komanda turėtų iš jų patekti į playoffs. Kurie tai bus? Ką matote? Išvardinti gal dėrėtų, ar ne? Dėrėtų išvardinti. Tai yra New England Patriots, Cincinnati Bengals, Houston Texans, Los Angeles Chargers, Denver Broncos, Minnesota Vikings, Chicago Bears, Carolina Panthers ir Arizona Cardinals. Tai yra 9 komandos, iš jų tikėtina, kad viena statistiškai turėtų patekti į playoffs. Ką jūs matote ten? Iš šitų komandų, jeigu reikėjo sakyti viena, kuri pateks, aš sakyčiau Chargers, nes žaidžia palyginus silpnam divizione, ar ne? Ir nu aš vis tiek tikiu, kad ten talento pakankamai daug. Kitas akivaizdus variantas būtų Bengals, bet aš šį Bengals tokį nukritimą žemyn prognozavau dar praeitą sezoną, kai jie pateko į Super Bowl. Aš galvau, kad biškai overachievino, bet dabar Burrow ta trauma panašu, kad visai rimta ir jisai tikrai nelabai gerai žaidžia, pati komanda šiaip nelabai gerai žaidžia ir žiauriai sunkus divizionas pas juos. Tai man atrodo tikrai bus sudėtinga. O visos kitos komandos tai Minnesota gal dar turi šansų, bet šiaip niekam neduočiau per nedik daug. Taip, pirmas 2 savaitės kalbant apie Bengals, tai yra pasireiškia tai, ką visiems prognozavo, kai padraftino Chase'ą, kad reikėjo offensive linemeną draftinti. Tai dabar tai dabar vyksta tai, kas turėjo vykti prieš 2 metus. Bet jie su to turimo offensive line Super Bowl'ą pateko, tai negrasyt, kad nesisekė, bet aš tiesiog sakau, aš manau, kad kol Burrow nepasveiks, o sezono metu tas gali būti sunku, pati komanda nėra tokia gera, kad kaip Mahomesas, atsimenat, pernai playoffuose vieną koją žaidė. Na ir paėjo. Aš manau, kad Burrows pirma nėra toks geras, kad vieną koją ištemtų ir pati komanda tiesiog neištems. Mindaugai, ką tu matai? Ne, tai čia, jeigu rinktis vis laiką tik iš 3 galimų variantų, Bengals, Chargers arba Vikings, nes tokie kaip Cardinals, jų komanda yra tiesiog sutverta pralošimui šiemet. Broncos yra komanda turbūt labiausiai atitinkanti apibūdinimą lygoje apie nieką. Čia irgi su Tennessee Titans kartu varžosi. Houston Texans tiesiog neturi quarterbacko, kuris galėtų jam nešti pergalės, tai tas nukrenta. Patriots jau šnekėjom, kad eina link tos zonos, kur yra komandos apie nieką. Bears, Justinas Fieldsas tiesiog su žemė maišo treneriai tą daro atgal. Carolina Panthers komanda be kažkokios aiškios labai didelės perspektyvos jau kelintus metus. Tai ir lieka Chargers, Bengals ir Vikings. Tai iš šitų komandų Chargers, aišku, turi didžiausią talentą puolime, galbūt su... visos 3 komandos realiai turi wide receiverių korpsą gerą. Keenan Allenas žaidžia savo 31 metus lygą. 31 metai ir žaidžia vieną geresnių pradžių savo karjeroje, man atrodo, iki tol jis buvo visoje karjeroje tik 6 kartus 100 jardų pasiekęs, tai tą jis padarė jau antrąją šio sezono savaitę, kas yra šiaip stipru. Turi jie Herbertą, turi su Ekleris yra labai svarbus pas juos. Tai dabar, kaip jam kokia ten trauma Ir jo vis dar nėra ir panašu, kad galbūt ir šią savaitę jo turbūt nebus. Nebus. Tai būtent paimti pergalę šitą 3 savaitę ir galbūt galimai 4 savaitę sulaukti Eklerio. Ir tada Chargeriai gali winning streaką turėti čia ganėtinai paprastas scenarijus. Taip. Šiaip Bengals dar verta paminėti, man atrodo, pernai Bengals 0-2 pradėjo. Tai, turi tai istoriją. Teisus jie ten, bet ten ta recency istorija, čia visiškai nereikia pasikliauti. Tikrai ne, bet aš turiu omeny, kad vis tiek parodo, kad komanda moka susiimti ir iš tokios keblios padėties įsisukti. Bet aš manau, kad šiemet neįsisuks.
Beje, Gerai. dvi komandos iš šitų, tai Los Andželas su Minnesota žais tarpusavėje šią savaitę. 3:08 val. Lietuvos laiku, 7 mūsų Dariaus Šveicarijos laiku. Tai manau, Tada ir pamatysim. Tada ir pamatysim, kas ten Minnesota iš bus tikrųjų iškils. 0-3. Štai taip. Tai va, o kai 0-3, tai jau skaudu. Gerai, analogiškas klausimas iš kitos pusės. Komandos, kurios turi 2 laimėjimus, kuri iš jų atsirado čia per klaidą? Gal netgi ne viena, o gal kelios. Tai yra Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, vos nepasakiau Redskins, Miami Dolphins, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers ir San Francisco 49ers. Nu tai akivaizdžiai Baltimore, Dallasas, Philadelphia ir Miamis čia yra top iš šitų. Nu ir San Franciskas irgi dėl gynybos ir Broko Purdžio viso Future Hall of Famer. Future Hall of Famer Broko Purdžio, atsiprašau. Tai lieka 4 komandos, iš kurių mes, aišku, visi rinksimės. Tai yra Washington, Atlanta, New Orleans ir Tampa Bay. Ir aš manyčiau, kad iš šitų 4 aš tai rinkčiaus Washingtoną. Kaip blogiausia? Nu, jų quarterbackas dabar overperformina, ne? Ir jie turi 2-0. Tai jeigu sugrįš į realybę, kas nutiks ir su New Orleansu ateinančią savaitę, tikiuosi, tai jie tiesiog pataps komandom tokiom, kokiom jos ir turėjo būti. Jo, aš irgi iš Washingtono nieko nesitikėjau. Mane gal kas stebina šiek tiek, tai Tampa Bay, ar ne? Nes Mayfieldas, Tampa Bay. Nes Mayfieldas toks mėtytas ir jau visų nurašytas, kaip, niekam tikęs pirmasis pikas drafte ir šiaip žmogus be startinės ateities. Bet, prašau, 2-0 ir kodėl? Ir statistika tokia, kad jeigu kitas quarterbackas turėdamas tokią statistiką, jau kalbėtumėm apie, kad jisai MVP pretendentas tampa. Ir prisiminkim tą sezoną, tą vienintelį pastaraisiais metais, kada Clevelandas pateko į playoffus. Mayfieldas fantastiškai žaidė tą sezoną. Gal ne fantastiškai, bet tikrai aukštam lygyje. Ar ne? Tai gal šitą komandą kažkas. Bet Falcons, kas irgi aš tiesiog galvojau, kad bus blogiau, bet šiaip maloniai stebina, nes tikrai labai gražiai žaidžia. Aišku, sudaužė gaimbėjų. Bet ir Bidžianas. 1 tašku. Jo, bet antra pusė buvo tragedija. Bet Bidžianas šiaip super talentas tikrai ir šiaip, Arthur Smith, man tai labai patinka kaip treneris, ką jisai daro, kaip jisai drąsiai žaidžia ir išnaudoja komandos stiprybės ir, good luck to them. Drąsiai žaidžia, jis ten maždaug ten vos ten savo, nežinau, ten turbūt lūpų, nes galvojau nusikramtys, kol jis ten sprendė 84th and down ar 84th and down ir 2 kartus iš eilės galvojo ten maždaug. Rodos padaro sprendimą ir maždaug, o gal prašykau. Bet žinok, jisai taip atrodo, man atrodo, jisai tiesiog atrodo kaip 16-kinis, kuris pirmą kartą bando mergaitę pakviesti pasimatymą. Tiesiog unfortunate išvaizdos prasme, bet man tiesiog figenas yra. Jo. Ir čia, žinai, kaip pernai metais Atlanta buvo ta komanda, kai pralaimėdavo laimėtas rungtynės, tai šiais metais prieš Green Bay'ų bent jau atsigrėbė ir laimėjo pralaimėtas rungtynės. Ir dėl to aš sakau vis tik, kad Atlanta Falcons čia ne vietoj. Man. Bet iš šitų komandų, tai aš 5 matau playoffus. Tik tais. Ar... 6 turiu matyti, ar ne, nes iš NFC South viena pateks. Bet, manau, ir Baltimore, ir Eagles, ir žodžiu, ir Dallasas, ir Philadelphia, ir Miamis, ir San Franciskas tikrai pateks į playoffus, tai ir turbūt bent viena iš tų 3 pietinių. Tai tai aš matau labiau linkstėjau už tai, kad vis tik Falcons pateks, o kažkurį tai... Aš manau, jeigu netraumos Falcons tikrai turėtų
Na, vėlgi, šiaip aš silpnas divizionas ar ne, bet 3 komandos su 2-0, tai gal netoks ir silpnas, bet iš NFC South šiuo metu man jie atrodo turbūt smagiausiai ir daugiausiai šansų duočiau. Taip. Na, gerai. Pažvelkim tada, gal ką kitą savaitę turėsim. Ar dar nenorit? Norim. Norim. Gerai. Ketvirtadienio naktis, Thursday Night Football. Turim New Yorko Giantsus, kurie keliauja į Kaliforniją ir žais su San Francisco 49ers ir Hall of Fame quarterbacku Broku Purdžiu. Tai pradėsim taip savaitę. O sekmadienį turėsim vėl didžiulį kiekį mačų 8 val. Lietuvos laiku, kur baigi tik 3:11 valandos ir su centukais mačus. Tai viskas vyks vienu metu. Daug žmonių žiūrės Red Zone, aš to nedarysiu, kaip tai vyksta jau eilę metų. Mano tylus protestas prieš šitą reiškinį. Tai va, aš irgi nežiūriu Red Zone, taip kad mes su tavim vien šito tai visą laiką sutarėm. Gerai. Turėsim Bilo Beličeko ir New Yorko Jetsų įstabiojo quarterbacko dvikovą. Tai manau, kad ten gali Patriotsai tiesiog sutraiškyti Zeką Wilsoną, kad ir kiek jie buvo ne kažkokie ir apie kažką šiemet, bet Zekas Wilsonas, manau, ten bus pasimetęs vėl, kaip sako, deer in the headlights. Seeing Ghosts. Ne prieš Patriots buvo? Tas legendinės jo rungtynės. Man atrodo, prieš jį. Ten ar 4 pikus numetė ir kažkas tokio. Na ką, ir Monday Night Football. Kuris? Visai. Nes 2 mačai. Ne, pagal tai, nes žais 2 nepralaimėjusios komandos, tai Philadelphia ir Tampa Bay. O kitos ten tokios, kurios turi dar daug ką įrodyti, tai yra Cincinnati ir Los Angeles. Realiai, jeigu manęs sezono pradžioje būtum klausęs, kurią aš žiūrėsiu iš šitų 2, tai aš sakyčiau Cincinnati ir Los Angeles, bet dabar, tenka sakyti, kad Tampa Bay, Philadelphia. Filosofinis klausimas. Kokia bus Justino Fieldso konferencija po 3 savaitės, nes bus žaidžiama su Chiefsais? Čia toks filosofinis klausimas, retorinis. Retorinis pagalvojimui, kas bus tada sakoma, jeigu po 2 savaitės jau tai buvo. Kitas filosofinis klausimas. Kiek taškų subalados Dallasas Arizona? Irgi 40 plus. Gali ir taip nutikti, jo. Neįpraskit, aišku, Dallasas yra šiuo metu stipriausiai atrodanti komanda ir aš labai džiaugiuosi už McCaffrey, nors ir nesupratau jos, mano rantą apie Dallasą palikim kitai laidai, aš manau, kad dar turėsiu priežasčių tam ir, keistai nematau labai kertinių rungtynių kitą savaitę. Kaip sakėm, Chargeriai su Minnesota kovoja dėl 0-3 nebuvimo. Taip. Tai bet kada mes sakėm, kada mes rekomendavom mūsų klausytojams žiūrėti pačių silpniausių komandų dvikovą. Oi, buvo metai, kai aš tai darydavau vos ne kiekvieną podcastą. Rubriką neturėjom to šlikščiausio savaitės mačo. Taip, reikia gal sugrąžinti. Gerai. Tvarkoj. Titans Browns šią savaitę. Aš žinok, juokas juokais, aš rimtai žiūrėsiu Titans Browns be Bairio. Ok. Aš žiūrėsiu Red Zone. Tvarkoj. Gerai. Tvarkoj, tada ačiū visiems klausiusiems, ačiū vyrai už įdomų laiką ir pasistengsim padaryti geriau dar už savaitės. Klausykit mūsų, žiūrėkit mūsų YouTube'ai. Viso. Sudie. Bye.